Sveiki, hebrytė. Šiandien mano test drive'uose šitas nuostabus vokiškas automobilis Volkswagen Bora. Bet prieš pradedant šitą test drive'ą, man atrodo, šitai Borai trūksta biški tuningo. Man atrodo, jog jai trūksta biški šarmo, nes tokia pilka spalva nelabai kažką atrodo. Yra ryškios spalvas. Kažką papaišysim. Kaukolė, nes čia yra sportinė mašina ir jie turi visus savo priešininkus nugalėti. Wow, koks grožis. Gal nelabai pavyko? Paidžiot. Greitis. Dabar čia 7,1 kW. Dar biški tuningų ir bus pompadūzas. Nu va dabar tai stilius. Čia yra Volkswagen Bora ir iš esmės čia yra Jetta 4 generacijos. Kai kuriuose rinkose šitas automobilis realiai ir vadinasi Jetta. Pavyzdžiui, man atrodo, Kinijos rinkose ir ten Latino Amerikos rinkose. Čia ir yra Jetta. Šito modelio tėvas, pasakysim taip, buvo Volkswagen Vectra. Ir galima pamatyti, kad jie turi kažkokių panašumų. Europos rinkui šitas modelis buvo gaminamas nuo 99 metų iki 2006, Kinijoje iki 2008, o Meksikoje, tai yra Latino Amerikoje, netgi iki 2015. Ant kiek čia yra geras ir patikimas automobilis, jeigu jisai buvo gaminamas kai kuriuose rinkose net iki 2015 metų. Jūs įsivaizduokit, 14 išėjo F33 Stylas, o Bora vis dar gaminama. Aš šalėt! Pažiūrėsim, kas čia pas mus po kapotu. Iš pradžių noriu atkreipti jūsų dėmesį į šitą afiginiausią rankinėlę. Čia yra toksai patogus rankai hamutas, pasakyčiau netgi ergonomiškas. Dujų uporas. Patogu? Japonai tokių neturi, netgi 20 metais neįdėjo. Tai po kapoto mes čia turim 1.9 dizelį. Tai tikriausiai mėgstamiausias lietuvių variklis. Jisai yra labai ekonomiškas ir labai patikimas. Šitie varikliai gali važiuoti milijonus kilometrų. Ten aišku yra variantai, kur 7,4, 9,6 ir 110 kW, tai čia yra pompadūzai. Pas juos yra bėda su galvutėm, jie ten būna skilinėję ir šiaip būna nupučia tarpinės, bet jie daug greičiau apsukas pakelia. Čia pas mus yra bene patikimiausias variklis. Čia yra šiam 6 kW. Čia yra šiam 6 kW,
su tokiu mechanišku čia įpurškimu, čia yra saliarkos pompa ir toks pat variklis buvo ir 8,1 kW, irgi ne pampadūzas, tai jisai dar biškiai galingesnis. Šiaip šitas automobilis stovėjo labai daug skirtingų variklių, tai yra benzai 1.4, 1.6, 1.8, 1.8 turbo, 2.0, VR6. Čia galėjo būti visų varomo rato sistema. Pas mus čia priekių varomo rato sistema, pas mus čia ubagas pilniausias, bet geriausias variklis. Aš kai atvažiavau šitos mašinos žiūrėti, net nesitikėjau, jinai stovėjo ten kažkur numesta, įdėjom akumą, prink pasikorė. Nu, pipės. Varikliai tiesiog. Čia svarbu, kad būtų tepalo ir galimai, kad būtų antifrizo. Ir šitas variklis važiuos. Gerai, užsidarė. 0-100 km/h, 6 kW, šitam automobilė padaro biški greičiau negu 13 sekundžių. O tas biški greičiau tai pas mus 12,9. Realiai yra versijos, kaip sakiau, su galingesniais dizeliais, nu, tas pats 1.9 TDI, tik tai daugiau kilovatų. Tai, pavyzdžiui, galingiausias pampadūzas 110 kW padaro biški lėčiau negu 9 sekundės. Ten 9 su kažkiek. Tai 9 jau yra geras rezultatas. 13 hujovas. Šitie varikliai čipuojasi, nu, pampadūzai labai gerai čipuojasi, čia tai biški kitaip, ten biški prisisuka, būsto prisisuka ir jie valit. Jie ten kepa tais juodais dūmais, mėto meškas, ten iš galo nieko nesimato, bet jie tikrai gali važiuoti. Pakalbėsim apie dizainą, tai pasakysiu jums taip, kad man Bora iš priekio labai patinka. Netgi šiai dienai tas dizainas neatrodo pasenęs. Čia dar mes matom biški tuningo, yra prisuktas lypas ir dar galim pamatyti tipišką pirikupinį tuningą. Bamperis ant samarėzų. Manau, čia beveik quick release'as. Tikriausiai posūkiai per daug svėrė, tai juos čia man nedadavė. Gal tikėjusi, kad pajausiu, kad mašiną biški greičiau valyt ir tikrai nupirksiu. Nu kaipgi Lietuvoj 1.9 dizelis, kuris yra ant tiek ekonomiškas, kad ramiai trasą važiuojant ant 100 km jis gali suvalgyti tik tai 4 litrus kūro, bus be farkopo. Nu taigi čia bazė, čia nu būtinai turi būti. Taigi čiagi senelis turi tampyti, nežinau, į bažnyčią kažką, arba per kaimą bulves. Be farkopo šitos mašinos tiesiog negali būti Lietuvoj. O čia mes matome, kad pas mus yra kažkokia sport komplektacija. Atmetus juokus, tai greitesnės versijos šito automobilio, būtent tada jį pasižymėjo raudona raidytė. Tai tikrai dabar nepasakysiu, gerai neatsimenu, bet ten jeigu I tai yra 7,4 kW ir 8,1 jeigu čia toks, tada D tas yra 9,6 kW pampadūzas ir jeigu visos 3 raudonos, tai 110 kW. Kažkaip taip. Pas mus šeimoje yra Passatas 1.9 TDI ir jisai yra pampadūzinis 9,6 kW, tai ten yra 2 raidytės raudonos. Pats turėjau Audi A4 B5 ir esu susidūręs su to nesąmonė vokiškoje inžinerijoje, su to mažų veidrodėliu. Aš nesuprantu, kodėl jisai mažas. Vienoje pusėje normalus, čia mažas. Bet, nu, šitas veidrodėlis reikalingiausias. Tu kai važiuoji ir persirkioji, per tą pusę gali galvą pasukti. Per šitą negali, reikia veidrodėlį žiūrėti. Tai man jisai nervina. Salone viskas pas mus paprasta ir ergonomiška, kaip, nu, šiaip kaip pas visus Volkswagenus. Labai džiugina, kad mes turim sportinį 3 stipinų vairą. Nes Passatuose tai ėjo toksai negražus 4 stipinų, o čia pas mus sportas. Gal biški kliūna man, kad nėra padlakotniko, bet pofik. Šiaip galiu pasakyti, kad materialai yra labai malonus, tokie minkšti, nieka necipė, viskas gerai prisukta. Beveik viskas gerai prisukta. Netgi rankinis laiko, kas yra nuostabu. Buvo priklijuota negerai. Galiu pasakyti, kad labai gerai, kad pas mus yra labai bagota komplektacija, daug mygtukų, kurių galima paspaudinėti. Galėjo būti visokių funkcijų. Šiaip, kaip galit pamatyti, pas mus yra Rolls-Royce lubas. Čia mes matom žvaigždutės, čia mes matome gražų XD žvaigždyną. Tokio šiaip gyvai nepamatysit, tik tai Boroj. Galima pabandyti įjungti pečiuką
Bet jisai pas mus čia guli ir berods šitas neveikia. Tai galim pabandyti šitą jungt, bet šitas berods anglas ir sukasi į kitą pusę. Bet patikėkit manim, šitą mašiną šildo gerai, kai šildo. Nu ir ką? Priėjom prie maloniausias test drive dalies. Pasivažinėjimai. Tikiuos pasikursinai. Opa. Kodėl tikiuos pasikurs, nes akumas stovi mažas, ne dėl to, kad variklis blogas. Iš pusę baroto. Tai lemba, čia visą baikia. Gerai, šviesos veikia, valytuvai neveikia, langų pakėlėjai mechaniški, tai reiškia ką? Tai reiškia tą, kad jie nesugesta. Veidrodėliai pas mus irgi mechaniški. Tai reiškia ką? Ta pati, kad jie nesugesta. Patogios sėdynės. Yra signalas, jau gerai. Važiuojam. Motoro apsauga ten guli. Nu nieko. Pas mus yra biški išmalta kulisa, bet čia mums netrukdo. Galiu iškart pasakyti, kad valdosi mašina pievoj labai gerai. Girdit, kad kažkas bildena, tai pas mus nori pabėgti tiltas. Bet dėl to nebijom. Jeigu pabėgs, privyrinsim atgal. Ne, šiaip pakaba labai komfortiška, čia pievoj važiuojam ir taip minkštai važiuojasi, jeigu neskaityt to bildesio galinio tilto. Vairas man labai patinka, 3 stepinų, ai. Bomba. Čia yra biški pamalta kulisa, bet kažkaip dabar gerai junginėjus tas pauras netgi. Sėdėsi borą, norisi lėkti, norisi. Čia yra visi šiam 6 kW. Visi bachūrai, kurie važinėja su M-kim ir sako, kad jie jos provokuoja, jums meluoja. Nieks taip gerai neprovokuoja, kaip automobilis už 300 eurų. Automobilis už 300 eurų. Tai yra pats sportiškiausias automobilis, kurį jūs galite nupirkti. Jisai jūs taip provokuos kažką veikti. Neįsivaizduojat. Blet, tiltas tai kalena normaliai. Išvažiavome savo uždarą trasę. Spausim gaziuko. $80 buvo. Daugiau nebus. Dėl to, kad mūsų trasė pasibaigė. Va tak va. Jeigu normaliai kalbam, be prikolo, tai šitas automobilis yra labai geras tuo, kad tie varikliai yra beveik neužmušami ir tikrai yra labai ekonomiški. Dar plus, kaip dyzeliokas, jie turi neblogai newtonmetrų. Tai, gerai traukia. Va, pavyzdžiui, priekabą kokią traukia ir šiaip važiuot yra labai malonu. Pabandysim čia apsisukt. Taip, niekam netrukdo. Pam. Oi, koks geras apsisukimo kampas. Opa, galinė surasta. Prikolas tame, kad vakar bandžiau surasti galinę ir niekaip negalėjau. Man taip gali priparkuoti, bus patogu išvažiuoti. Nereikės galinės pavaros. Bet dėl visą piktą pabandam surasti ją. Va čia kažkur. Ne. Jo parasate. Jaučiasi, kad lėki pipėts, bet tu iki šiam nusibėgėjai. Bet dėl dizelio, dėl to newtonmetrų tau jaučiasi, kad tu labai lėki. Traukos tipo yra. Toks jausmas yra. Bet variklis labai gyvas. Čia ridos pas mus 300 000 kilometrų ir automobilis atrodo pavargęs, bet sankaba, dėžė ir variklis yra konfetka. Kulisa tik tai išmalta, sunkiai pavaros įsijungia, bet ten tos dalės galima pakeisti ir jokių bėdų su tu nebus.
gal pasiklausysim kokią čia muziką, tai borai. O, kas čia pas mus groja? O čia? Dar geriau, o čia? Nu, o čia? Gal geriau. Tyloj važiuosi. Ne kažkoks bitukas. Šiaip šitas automobilis yra cinkuotas ir neturi rūdyt, bet pirikupai man rūdžių ir nepaliko, bet galit pamatyti pagal slenkščių, kad ir slenkščių nepaliko. Pipiet, nei rūdžių, nei slenkščių. Op, a! Sakau, čia ne mašina, čia yra raketa. Jeigu norit daily mašinos, kuri jums važiuos ir neges ir dar bus linksma, 1.9 jūsų pasirinkimas. Kito varianto nėra. Dabar atsargiai bandysi surasti galinę pavarą, jeigu surasi, bus negerai. Gražuolės, ties prasivažinėsiu. Vadinkit mane Eldrifto. Ребята, не крента! Жесть, как файно. О, да! Я дал вину струны запердалим. Dabar pabandysim tą fokusą su galinė pavara. Niuansas yra tik tai su jos surandimu. Nes jinai pas mus tokia. Jasna biški. Lemputė kūro užsidegė. Wow. Nežinau, kad jinai čia yra. Galinė pavara! Kur jinai nahui randasi? Kai reikia. Negaliu surasti. Taip. Eldrift, o, negali surasti atbulinės pavaros. Eldrift užgeso. O. Čia silpnas akumas, neišsigaskit. Ai, pizduta galinė pavara. O ką šuniukas daro? O šuniukas driftina. Atsirado galinė pavara. Oi.
specialiai. Nu, pasivažinėjimai geri. Laikas važiuoti finalintis. Nieko nesimato. Na, dabar gerai. Štai tokia yra ta Volkswagen Bora. Jeigu kalbėt apie rinką, tai būtent šitas egzempliorius buvo nupirktas už 300 eurų. Tai aš manau, čia jo startinė kaina. Ir kažkur gal iki 1,5, iki 2 galima surasti labai gyvą variantą. Bet kaip matot, ir tas negyvas variantas gyvena. Tai jeigu jums patiko šitas epizodas, statykit laikus. Jeigu jūs norit daugiau tokių epizodų, statykit laikus. Ir jeigu jūs turit kažkokių juokingų idėjų, ką galima padaryti su šitą nuostabią Borą, tai parašykit jos į komentarus ir aš jos įvykdysiu.